Sveiki, braliukai ir sesutės. Kągi dar norėjau aš jums papasakoti šį kartą. Ogi norėjau papasakoti dar šį kartą apie metodus ir priemonės, kurias naudoja, žodžiu, Nevidonas su savo tarnų pagalba, žodžiu, kaip naikinti gyventojus. Nu ir ne tik naikinti, kaip suteikti jiem kuo daugiau skausmo ir kančių, žodžiu, ir galų gale, aišku, kaip juos ten išnaikinti. Nes, nu, kaip ir buvau minėjęs, kad Nevidonui ten ir visiems ten jo demonam, žodžiu, labai svarbu, kad žmonės kuo daugiau kentėtų, nes jie maitinasi, žodžiu, energiją žmogaus kančios. Ir kągi jie nusprendė yra ir kaip jie, kokie tie metodai yra. Aišku, viską aš jau esu apkalbėjęs, bet galbūt kiti nenori ten visų mano tų filmukų žiūrėti, kas ten yra pateikta, iš visų tų pasakėčių klausyti apie tą terariumą. Tai aš ir papasakosiu dabar galbūt, nežinau, gal trumpai, gal ilgai. Nu ir kągi, naudojam, aišku, visą laiką visų pirma melas. Nes Nevidonas yra melo karalius, tai jisai, žodžiu, visur naudoja melą, klastą, apgaulę, žodžiu, ir visokias tokias priemonės. Nu ir viena iš tų priemonių, tai yra melas, aišku, apie tą klimato kaitą. Ir tą klimato kaitą jie naudoja įvairių žmogaus ten tų laisvių apribojimų. Nors ir taip jau, aišku, tam terariume tie žmonės yra visiškai nelaisvi ir neturi praktiškai jokių teisių. Na, prieš tai dar buvo tokios butaforinės kažkokios žmogaus teisės, kurias ten Jungtinių tautų organizacija ten ir gelbėja, ir saugoja, ir gina. O iš tikrųjų, tai ta Jungtinių tautų organizacija tai yra viena iš tą Nevidono būstinių, kuri kaip tik ir naikina tą žmogaus teisės ir stengiasi, kad jų neliktų. Nu ir kągi dabar jie nusprendė ten tie Nevidono tarnai, kokį tas Nevidonas turi planą. Ogi jis turi keleriopą planą, tai aišku, karas tai yra tokia pati paprasčiausia ir primityviausia ta žmonių naikinimo priemonė, kuri visais laikais jam pasiteisindavo, nes per karą, aišku, visą laiką yra daug kančių ir daug mirčių. Bet tai nebūtų Nevidonas, jeigu nebūtų pratobulėjęs, tai apie karą daugiau aš ir net nepasakosiu, nes visi turbūt žinom, kaip ten tam kare vyksta. Nu, karų, aišku, iš tikrųjų jokių ten nevyksta tam terariume, o visur yra tiesiog ale pavadinama, kad karas, o realiai tai tiesiog žmonių naikinimas ir žudynės. Ir kad vyktų tie visokie karai ir kad veiktų visos kitos Nevidono ten tos priemonės, tai jam labai svarbu, kad būtų kuo žmonės labiau apdundukinti. Ką reiškia, kad jie taptų dundukais? Kągi reiškia, kad jie taptų dundukais? Ogi reiškia, kad jie būtų apgauti. Tai kad būtų patikėję Nevidono melais įvairiais. Nu tai vienas iš melų, kad ten dėl klimato kaitos, kitas iš melų, kad Nevidono tie tarnai ir ta pasaulinė sveikatos organizacija, kad rūpinasi žmonių ten sveikata terariume, nors iš tikrųjų tai aišku, jie tik tai siekia kaip tik tą sveikatą sugadinti ir suluošinti tos žmonės. Na ir žodžiu, tai tokiom priemonėm jie ir, paskui dar labai naudoja visur tą skaitmenizaciją, ten dirbtinį intelektą. Tai tas dirbtinis intelektas, tai tiesiog programėlės atitinkamos surašytos, ką jos turi daryti. Tai aišku, kad tai galim ir vadinti to dirbtiniu intelektu, bet intelekto jokio ten nėra, tiesiog ten yra paprastos programėlės, nu ne paprastos, jau dabar jau gal jau sudėtingesnės jau tas programėlės, žodžiu, kurios atlieka tai, kas jom yra užprogramuota. Na ir ką, deginama, aišku, dar ne tik tai deginama, aišku, ir žemės drebėjimai visokie sukeliami su tais geoinžinieriniais ginklais, ir sausos sukeliamos, ir potviniai sukeliami, ir krušos su neregėto dydžio ledais, kurie krenta iš dangaus. Na ir aišku, pagrindė tai tas deginimas, nes jie kaip ir sako, kad jau klimatas labai čia kaista, meluoja, sakykim, tai jiem reikia, kad žmonės patikėtų, reikia kuo daugiau gaisrų. Na, taip šiaip, jeigu kas nežino, tai medis maždaug užsidega nuo 250 laipsnių karščio kažkur tai. Tai nežinau, kad kur nors būtų pasaulyje tokia temperatūra užfiksuota, kad tiek jau pakilo ta temperatūra, kad jau 250 laipsnių ir pradėjo degti miškai. Paima ir savaime tiesiog užsidega. Savaiminiai užsidegimai įvyksta nuo to, kad labai karšta, pakilo klimato temperatūra, žodžiu, ir dega tie miškai vienas po kito. Tai jeigu taip jau būtų buvę, tai jau senai būtų turbūt nuo tokios temperatūros, jeigu degtų, tai tarkim, kai čia Kanadoj degino miškus, tai sako, kad labai pakilo temperatūra. Tai jeigu jau Kanadoj pradėjo degti, tai jau ten, nežinau, kur nors ties pusiaujo, ne, tai senai turėjo būti visi tie miškai sudegę, nes ten žymiai didesnė temperatūra negu ten kokioj Kanadoj. Na, bet nesvarbu, turbūt čia visi supranta, kad Nevidonas tas melagis ir jis ten meluoja. Paskui, žodžiu, ką jie dar naudoja, kaip tą skaitmenizaciją jie naudoja žmonių naikinimu. Ogi, pirmas žingsnis, tai aišku, įvesti tą skaitmeninę ID vadinamą.
skaitmeninė identifikacija, prie kurios, aišku, bus pririšta būtinai ir skaitmeninė ta medicininė kortelė vadinama kiekvieno dunduko. Atsiprašau. Ir, žodžiu, kai jau bus pririšta ta skaitmeninė identifikacija, dar, aišku, reikia jiem ir įvesti skaitmeninius pinigus. Ir kai vedus skaitmeninius pinigus, kitas žingsnis jau reikia ir išnaikinti visus kitus pinigus, žodžiu, ir bet kokias kitas, aišku, ten tarpusavę kažkokias mainų priemonės. Ir kai viskas tas bus pasiekta, tada jau jie tuos skaitmeninius pinigus naudos, žodžiu, kaip čia dabar pasakykim, kaip šantažo tą priemonę. Na, žinoma, dar prie viso to į komplektą įeina ir socialinis reitingas. Tai va, visus tuos dalykus sudėję, jau va čia pats yra naujausias ir gudriausias ir labiausiai apgaunantis žmonės nevidonų išradimas ir planas, tai būtent visi tie skaitmeniniai dalykai. Tai va, sudėjus visus tuos dalykus į krūvą, jau tada dundukai netgi ir suprasdami ir žinodami jau nebegalės niekai pasipriešinti nevidonui. Ir nevidono tai sistemai sukurtai. Nevidono sistema, tai priminsiu, tai kad yra visos hierarchinės struktūros, tai žodžiu, visos ten valdžios visos ten organizacijos tarptautinės ir netarptautinės. Viskas, visur, kur yra hierarchinė struktūra, tai ten yra vadinas nevidono sistemos dalis, sakykime, kaip ir sraigtelis. Netgi taip, netgi paprastos ten tos įmonės, kurios, sakykime, turi hierarchinę struktūrą, o terariume visos įmonės turi praktiškai hierarchinę struktūrą, jos irgi yra nevidono sistemos dalis, nes juos, sakykime, atiminėja iš žmonių paskui jų uždirbtus pinigus, kurie vadinasi ten terariume mokesčiai, ir taip palaiko tą sistemą, sakykime. Tai yra ten direktoriai, kurie ten vadovauja ir panašiai. Na, žodžiu, kas turi nors kiek smegenų, tai turbūt supras, apie ką čia yra pasakojama, kad visos hierarchinės sistemos tai būtent yra nevidono sistemos dalis. Taip, nu ir, žodžiu, sugrįžtų prie tos skaitmeninių pinigų. Tai va, tai žodžiu, kada jau bus viskas tas sudiegta, tai aišku, reikės visiems dundukam pastoviai skiepytis, nes bus priskelbta daugybė visokiausių pandemijų, epidemijų ir visokiausių ten ligų ir turbovėžių ir ten grybelinių visokių ir kitokių ten virusinių ten būtų ir nebūtų dalykų. O aišku, dažniausiai tai bus nuodijama dviem metodais arba chemiškai bus žmonės tiesiog apnuodijami per visokias dezinfekcijas ir per maistą ir per orą. Arba bus jie apnuodijami būtent elektromagnetinių spinduliuočių pagalba. Nes kiekvienas dundukas, žodžiu, terariume turi ten savo tuos taip vadinamus protingus telefonus, o tie protingi telefonai, aišku, jau juose yra pridėta įrenginių, kurie skleidžia atitinkamas spinduliuotės ir kada reikia, žodžiu, tie visi telefonai bus įjungti ir bus tie dundukai paspinduliuoti, sakykime. Ir nuo tų paspinduliavimo, aišku, atsiras jiem atitinkami kažkokie simptomai, tada jau sakys, ne tik, aišku, nuo telefonų ir nuo tų visų antenų, kurios ten yra dėl interneto reikalingas. Na ir, žodžiu, tada atsiras tie simptomai visokie ir dundukai tada pradės visaip kaip sirgti. Nu ir tada, aišku, žinoma, atsiras visokios jau pandemijos, taip vadinamos. Ir pasaulinė sveikatos organizacija jau sakys, kad būtinai reikia tada skiepytis, nes kitos išeities nėra. Būtinai dar tom mRNA-tom, žodžiu, skiepukais tais visais. O tas, kas nesiskiepės arba kažkaip kitaip neklausys, arba bandys kritikuoti, žodžiu, kad čia yra apgaulė ar kažkas, ar bandys tiesą pasakyti, tai tiem visiems, aišku, bus atjunginėjami skaitmeniniai pinigai. Ir, aišku, mažinami ten tie socialiniai reitingai ir panašiai. Tai, žodžiu, jeigu tu nepasiskiepiai, sakykime, neturi tam savo skaitmeniniai korteliai tojus atžymos, kad pasiskiepiai, tai tavo pinigai jau, žodžiu, ir neveiks. O jeigu neveiks tavo pinigai, tai iš to dar seka ir kitos, aišku, priemonės. Tai ne priemonės, o pasiekmes. Tai tada, žodžiu, vadinasi, tu neturi už ką susimokėti už savo ten, ar ne savo, sakykime, ten būstą, neturi už ką nusipirkti valgyti, nu, žodžiu, gali iš karto patapti bomžu, tokiu kaip ir čia turbūt nei mėno neužtruks ar ten 2 mėnesiai ir iš karto patapsi bomžu. Tai čia dar ir ne pats blogiausias dalykas patapti to bomžu, bet ypač blogiausias dalykas tai tiem, kurie dar turi ir savo vaikų, nes jeigu tu jau nepasiskiepėsi, tai tavo pinigėliai neveiks ir tu vadinasi skaiteisi jau iš karto tokių neturinčių pajamų, o jeigu tu neturi pajamų, tada negali pasirūpinti savo vaikais, negali jų ten išlaikyti ir aišku, tie vaikai iš karto bus sistemos, sakykime, tų tarnų ir klapčiukų atimti iš tokių žmonių.
Kas paskui ten bus su tais vaikais, tai ten atskira tema, žodžiu, dabar neliesim, bet va, tokiu būdu tie skaitmeniniai pinigai ir bus naudojami susidorojimui su žmonėm. Na, kita dar, aišku, tokia priemonė yra tokia kaip tarpinė, būtent tai tie 15 minučių miestai. Tai ten, aišku, jie statomi terariume vienas po kito, kaip grybai jau pradėjo augti. Ir nebūtinai ten statomi, tiesiog paprasti miestai jau esami irgi paverčiami tais 15 minučių miestais. Na, tai reiškia, kad, žodžiu, aišku, jiem ten meluoja, kad tiem terariumo gyventojam, kad viskas yra jų patogumui, o iš tikrųjų tai nieko su patogumu bendro neturi, o tiesiog tai bus suskirstyta į zonas ir pagrindinis bruožas tų miestų, kad jau žmogus iš savo zonos negalės išeiti. Ta zona ir bus 15 minučių dydžio. Tai iš vieno rajono, tarkim, į kitą rajoną, tam pačiam mieste jau niekas negalės išeiti, bus dundukų tie klapčiukai, ale visokie policininkai ar kariai, ar dar kažkas, tai žodžiu, kurie saugos ir neleis vaikščioti iš vienos zonos į kitą. Tai apie kažkokias ten automobilius ar transporto priemonės, tai jau reikėtų užmiršti, nes visos jos bus atimtos iš žmonių. Galima bus turėti visokius ten paspirtukus ir dviračius, kad toli nenuvažiuotum ir iki valdžios jau į kažkokį tai protestą jau tu niekad nedavažiuotum. Na, aišku, tie protestai dabar tai jiem irgi labai yra naudingi ir reikalingi, bet ne apie tai. Na tai va, tai žodžiu 15 minučių tie miestai ir tuose miestuose, aišku, bus irgi kiekvienam tą miestą tvarka, žodžiu, kad va, kiekvieną mėnesio ten kažkelintą dieną būtinai reikės eiti ir pasiskiepyti, kad, žodžiu, tą miestę neplistų jokios ten ligos ir taip toliau. Tai, žodžiu, miestai irgi yra tie 15 minučių miestai, tai tiesiog yra koncentracijos stovyklos, kuriuose irgi bus naikinami, žodžiu, tie žmonės. Kągi dar naudos, o tas Nevidonas dar kaip naikins tų žmonės? Ogi jis dar ir naudos ir masinę visokią evakuaciją. Ale paskelbs kažkokius karus, tikrus ar netikrus, žodžiu, nesvarbu. Ar ten kažkokius ten cheminius pavojus, sakys, ar biologinius, žodžiu, nes čia karas, čia kažkas užleido, ir sakys, reikia evakuoti visą dabar miestą ar miestelį. Ir kaipgi evakuos? Evakuos, aišku, taip kaip ir visur, jie būtinai visų pirma reikia atskirti vaikus nuo suaugusio. Tai ką su tais vaikais daro, jie ten ir taip dabar irgi nesigilinsim, o suaugusių, žodžiu, irgi atskirai. Ir vaikai, aišku, greičiausiai tai, kad bus su autobusais visi išvežami, o suaugusiai eis pėstute, žodžiu, į tas saugias evakuacijos vietas. Ir kągi reiškia tas ėjimas į saugias evakuacijos vietas. Tos evakuacijos vietos tai nebus tai taip arti iš tikrųjų. Ir juos evakuos visai ne į tas saugias evakuacijos vietas, o jau į jų likvidacijos vietas. Išeis ten, tarkim, įsivaizduokit, kad ir ten 30 000 miestelis, ar ten 10 000, pasakykime, miestelis. Ir eina kolona, vaikus išvežė, surinko, kiek ten jų, žodžiu, jau išvežė į saugias evakuacijos vietas, žodžiu, o suaugę jau eina jau pėstute, žodžiu, į tą evakuaciją vietą. Ir eina, įsivaizduokit, jie praėjo jau visą dieną, jau žmonės per dieną pavargsta. O jeigu dar reikėtų eiti ir antrą dieną, tai po antros dienos, tai ten apskritai jau niekas kojų nepavilks. Tai jau ir po pirmos dienos, nes dauguma, sakykime, dunduko nesportuoja ir nesirūpina savo sveikata, tai didžioji dalis jau bus ten, sakykime, išvargę, pavargę ir natūraliai, aišku, žmogus kiekvienas vakare jisai būna jau pavargęs. Tai su tokiais pavargusiais žmonėm, aišku, žymiai lengviau yra susidoroti ir juos tiesiog paimti, kaip, sakykime, bukai ir išžudyti, sakykime, tai va. Tai jie bus tiesiog nuvesti į savo masinio palaidojimo vietos, nes ne veltui visam čia terariume visuose administracinėse teritorijose ir yra priiminėjami įstatymai dėl masinių evakuacijų, dėl masinio laidojimo, žodžiu, ten žmonių ir taip toliau. Ir žodžiu, jie bus ir vedami į tą savo masinio laidojimo vietas. Bus nuvesti, jie tenais arba parą, arba 2, žodžiu, iki tos masinio laidojimo vietos, tada jau bus, žodžiu, išvargę, negalės net ir pabėgti, net jeigu ir norės, nes, kad tu pavargęs toli nenubėgsi, o tą visą masinį laidojimą atliks jau, žodžiu, ten tų Nevidono tarnai ypatingi, kurie jau skirti spec visokiom operacijom, aišku, jiem ten praplaus smegenis, kad čia jau tie visi žmonės yra užsikrėtę, tai va mes pabandysim tik išgelbėti vaikus, o jau suaugę, tai kaip sakant, jau betinkami tik tais yra utilizacijai. Ir tokiu būdu irgi bus utilizuoti tie visi dundukai terariume, visi tie, kurie, kaip sakant, tiki tą vadinamą valdžią, kurie tiki Nevidono tarnais, kurie tiki visais Nevidono melais, tai žodžiu, jie bus, aišku, utilizuoti patys pirmieji. Tie žmonės sutvėrėjo vaikai, kurie, sakykime, turi dar tarp ausų truputėlį ir smegenų ir supranta, kas vyksta tam terariume, tai galbūt jiem ir kažkokiu tai būdu ir pavyks
to išvengti. Nu, matau, čia tas mano jau video užsiteisė, tai tikiuosi jums patiko ir iki kito karto.